Kalbos inspekcija nėra kalbos komisija. Lietuvoje yra 3 institucijos, kurios rūpinasi kalbos politikos reikalais. Tai Kultūros ministerija, Valstybinė lietuvių kalbos komisija ir Valstybinės kalbos inspekcija. Su Kultūros ministerija viskas aišku, o štai pastarąsias institucijas dažnai painioja. Valstybinė kalbos komisija yra kalbos politikos kūrimo institucija. Jis siūlo teisės aktus, teisės aktų pakeitimus, įvairias iniciatyvas ir konsultuoja valstybės institucijas šiais klausimais. Konstitucinis teismas yra pasakęs, kad įstatymų leidėjas privalo atsižvelgti į kalbos komisijos nuomonę kalbos klausimais. Kita didžiulė kalbos komisijos veiklos sritis yra kalbos kokybė. Tai kalbos norminimas, rašybos taisyklės, vadovėlių, žodynų, žinynų vertinimas, tikrinimas, aprobavimas, terminų naujų aprobavimas, tradicinių lietuviškų vietovardžių sąrašo tvirtinimas. Tačiau kiekvienoje teisinėje valstybėje yra labai svarbu, kad įstatymų leidyba ir jų vykdymas ir priežiūra būtų atskirti. Taip yra ir Lietuvoje. Ir todėl Lietuvoje veikia Valstybinės kalbos inspekcija, kur yra jūsų Lietuvos piliečių kalbinės teisės ginanti ir sauganti institucija. Mūsų veiklos sritys yra tokios. Visų pirma, mes žiūrime, kad lietuvių kalba visur būtų. Kad jie būtų kalbama mokyklose, darželiuose, kad būtų rašomi topografiniai užrašai, rodyklės, iškabos, teisės aktai. Visur, kur tik tai mes esame viešoje erdvėje ir viešajame gyvenime. Todėl jeigu jūs kada nors manote, kad jūsų kalbinės teisės yra pažeidžiamos, kreipkitės į kalbos inspekciją. O jeigu turite klausimų, kaip reikia taisyklingai sukirčiuoti vieną ar kitą žodį, tai kreipkitės į kalbos komisiją. Palygindami galime pasakyti, kad kalbos komisija yra tarytum Seimas, o kalbos inspekcija tarytum vyriausybė. Tai atspindi ir jų pavaldumas. Kalbos komisija pavaldi Seimui, o kalbos inspekcija pavaldi Kultūros ministerijai.